Kodėl pozityvus mąstymas kažkam veikia, o kažkam neveikia? Ir jeigu tau pozityvus mąstymas neveikia, vadinasi, yra tam priežastis. Jeigu savo dažnai kartoji, aš galiu, man pasiseks, aš būsiu laiminga, aš padarysiu, aš pasieksiu, aš sukursiu, bet tuo pačiu giliai vis tiek jauti abejonės, baimę, nerimą ir kad ir kiek savo sakytum tuos gražius žodžius, tavo gyvenime niekas nesikeičia. Ir niekas nesikeis. Kodėl? Todėl, kad pozityvus mąstymas yra tik paviršinis įrankis. Ir tikrosios problemų šaknis slypi giluminėse pasąmoninėse programuose, kurios susiformuoja mūsų ankstyvoje vaikystėje. Tai yra įsitikinimai, dažnai paveldėti iš šeimos, darželyje, mokykloje ar kitų artimos aplinkos patirčių. Ir jie veikia kaip traukinio bėgiai. Tarsi mūsų gyvenimas stovi ant tam tikrų traukinio bėgių, kuriuo ir rieda mūsų gyvenimo traukinys ir niekas nesikeičia. Kai pasąmonė yra giliai užrašyta, aš neverta, man nepavyks, gyvenimas per sunkus, verslas ne man, aš nemoku, aš nesugebu, tai jokie pozityvūs teiginiai negali padėti, todėl kad pasąmonė yra žymiai galingesnė už sąmoningai pasirinktas mintis. Ir dabar įsivaizduok, kad a, tavo kompiuteriai yra sena programa su klaidomis. Ir tu pakeiti ekrano paveikslėlį ir tarsi problema išspręsta. Lygiai taip pat yra ir su mumis. Pozityvus mąstymas tai yra tik gražus paveikslėlis. Bet tam, kad įvyktų pokytis, reikia perrašyti senas, neveikiančias, netarnaujančias programas esančias mūsų kietajam diske. Tai yra mūsų viduje, mūsų pasąmonėje. Kaip tai padaryti? Pirmiausia, atpažinti. Tai yra duoti užklausą pasąmoniai, savęs paklausti, kodėl viena ar kita situacija vis kartojasi ir kartojasi mano gyvenime. Kodėl man čia nesiseka, kodėl aš čia šito negaliu ar šito negaliu. Ir gauti atsakymą, ar ne? Tai yra pripažinti tai, kas glūdi manyje, kokie įsitikinimai. Ir paleisti. Ir kai mes paleidžiam įsitikinimus, kai mes paleidžiam baimės, kaltę, nevertumo jausmą, pozityvus mąstymas pradeda veikti savaime. Nebereikia savęs įtikinėti, nes natūraliai jauti, kad esi verta, kad gali, kad nusipelniai, kad pasieksi, padarysi ir tikrai tai bus tavo. Ir veiksmai galų gale pradeda atnešti rezultatus. Todėl, jeigu tu jautiesi įstrigusi ir matai, kad vien tik galvok pozityviai neveikia, vadinasi, reikia dirbti su savo giluminėmis programomis. Reikia paleisti tai, kas tave stabdo, įkalina, nuvertina. Ir tik tada prasideda tikrasis pokytis. Ir jeigu tu jau esi pasiruošusi ir nori pokyčio, kviečiu į kursą, 6 savaičių internetinį kursą, kurio metu mokysimės dirbti su pasąmoniniam programom, su emociniais blokais bei taikysim neurolingvistinį programavimą. Taip kad jei esi atvira ir pasiruošusi, ieškok kurso aprašymo nuorodos po šio video bei nuorodos registracijai. Ir laukiu tavęs kurse.